Sveiki, šiandien pasidalinsiu 3 metodai, kaip dirbti su viešais pirkimais ir rasti galimybių. Tai pas mūsų sistema yra 3 metodai. Pirma yra pagal raktažodį, tai galiu pasirašyti, pavyzdžiui, JavaScript. Ir dabar sistema ras visuose dokumentuose tą žodį. Jūs galit pamatyti jau, kur yra cituota, yra tokia preview. Ir aišku, ne tik tai žodis, bet irgi žodžių kombinacijos. Tai pavyzdžiui, IT pagalbos, pavyzdžiui. Ir ta pati sistema, ta pati metoda. Bet va, jūs galite rasti pagal raktažodį. O kita sistema yra pagal BBŽ kodais. Ne tik tai pagal pagrindinių BBŽ kodų, jums parodysiu tą idėją, bet irgi pagal subkategorijos. Pavyzdžiui, biurų skaičiavimo arba biurų mašinos. Ir taip toliau. Šita yra viena metoda. Gerai. Ir ras pagal BBŽ kodais, kaip jūs matot. O trečias metodas yra rasti pagal pirkėjo organizacijos. Nes jūs galite pamatyti dabar columns, aš spausiu ant columns, spausiu ant pirkančio organizaciją ir galiu spręsti, kad man būtų tik tai iš Amber Grid, pavyzdžiui. Dabar čia yra viskas iš Amber Grido pagal datą, kaip jūs matot. Čia yra 3 metodai, aišku, po to galima spausti ant projektą ir pasirašyti dokumentus, kas yra viduje. Galima klausti dirbtinio intelekto, kad man paaiškins dalykus, koks technikos specifikacijos ir taip toliau. Ir man atrodo, kad yra viskas, jau turit kažkokių idėjų. Labai ačiū jums. Ir jeigu jūs turit klausimus, jūs galit mums pasirašyti ir pasakysit, mes bandysim padėti. Viso.